šokinėti. Buvo pora tokių, kurie būtent dėl to, ne dėl muzikavimo, o dėl to, kad jiems buvo sunku pasidalinti, pripratę namuose per daug su tėvais ir jau tas jau tiek įaugę į kraują, kad jau jie su nieko, ką turi, tas jau mano. Apie asmenius kalbu ir vadovus, Romą įsimylėjo, pavyzdžiui, bet kadangi jis neprasidavė, tai turėjo geriau tada jau mamą įsimylėti, kartu su mama ir jau nieko nereikia. Nebaisu leisti į užsienį, mama nevažiuoja kartu. Tikrai nebaisu. Kadangi jau kalbėsime apie tuos žmonės, kurie dirba su šitais vaikais, vadinkim dabar jaunuoliais ir jaunuolėmis, tai jie yra daugiau negu tėvai. Jie sugeba iškentėti, suprasti, padėti, apglobti ir svarbiausia labai juos mylėti. Tai kas labai svarbu, man tikrai nebaisu važiuoti, kai jie važiuoja, kai jie atostogauja, kai jie dirba, kai jie mokosi, aš labai laiminga. Mes vadovais tikrai pasitikim jau tiek metų, kad jie dirba su vaikais tikrai nepaprastai talentingi žmonės ir tikrai visą, kaip sako, dūšią, kaip sako, savo atiduoda tikrai tam darbui. Čia labai smagus kolektyvas. Tai kolektyvas kaip savo šeima. Daug keliauja. Kad su žmonėm šokį keliaudavo daug. Bet man patinka, kai viena, tarpusavį bendrauja. Mes esam draugai, tai draugai, bendrakeleiviai, o kiekvienas turim tokių negalių, ne? Aš kažko negaliu, jūs kažko negalit, irgi kažko negalit, bet čia mes tokie nelabai ko išsiskiriame vieni iš kitų. Tai va, stengiuosi to neakcentuoti labai, ne visiems patinka. Kada pavadins kažkaip, žinai, nesakys, sakysiu, atrodo, kad čia lyg ir normalu, bet žmonės. Tai va, tai kartais ir bendravimas toks, žinai, nepastebėto. Tos negalės atminimo, o pasiekti kažkokį įmanomą rezultatą, ta veikla yra tikslinga veikla, kurios mes turime pasiekti pedagogai. Ir irgi šiek tiek vesti tuo keliu, kad kažką galėtų savo kažkokios sugebėjimus realizuoti. Arvydas labai norėjo, kaip ir nori, būti dirigentu. Jo toks kumyras, tai amžinatilsį Balčiūnas, Vido vadovas. Imponuoja judesiai, taip, Arvydas nori labai diriguoti. Ir kartais ne visiems mūsų muzikantam patinka, kaip Arvydas diriguoja, taip? Bet kaip orkestras be dirigentų. Šitas orkestras man yra kaip šeima, tiesiog vadovai kaip tėvai.